Ko reikia, kad svajonių namas arba visas svajonių kvartalas būtų pastatytas? Aišku, reikia finansų. Be jų statybos tikrai nereiks, kad ir kokias auksinės rankas turėsite. Reikia idėjos, ką norite statyti ar kokį projektą norite vystyti. Trečia, nors daugelis sako, kad tai pati svarbiausia sėkmės dedamoji. Vieta, vieta ir dar kartą vieta. Būtinai atvažiavę į vietą prieš perkant sklypą, pajuskite savo širdutę. Ar jūs pats galėtumėt gyventi toje vietoje? Jeigu atsakymas teigiamas, manau, kad ir tikrai verta statyti, pardavinėti, nes jeigu jūs pats čia gyventumėt, manau, ir parduosite be jokio didelio vargo. Šitas sklypas buvo ieškomas, grubiai sakykime, apie metus. Suradę sklypą, mes žinoma pagalvojame apie jo pavadinimą. Pavadinimą pats sklypas atsinešė savo. Darėme mažą apklausą ir žodis Palanga visiems asocijuojasi su kopomis, su pušimis, jūra ir be abejo gintarai. Todėl buvo pavadinta Gintariniai vakarai. Projektuoti šį mikrokvartalą ėmėsi įmonė, kurios pagrindinė specializacija – tipiniai projektai. Tačiau bet kurio pastato užsakovas nori originalumo bei išskirtinumo, todėl įvertinus visas Palangos nekilnojamojo turto aplinkybės ir užsakovo pageidavimus buvo pasirinkti sprendimai, kurie skiriasi nuo kasdienių rinkos poreikių. Biudžetas labai turi daug įtakos ir mes irgi stengiamės orientuotis į kuo paprastesnius galbūt projektus pastatyti, bet jie, kad atrodytų nepaprastai ir gražiai ir būtų išskirtiniai kažkokie. Šiandienai, sakykime, turiu užsakovų, kuriem reikia 80 kvadratų namo, kuriem reikia 250 ar 300 kvadratų namo. Aišku, tai būna retai, nes tie didesni namai, galbūt tie užsakovai, kurie nori didesnių namų, galbūt jie jau ieško ir individualesnio projekto, kad jisai būtų kažko išskirtinis. Tai didelių namų, sakykime, sąlyginai didelių, tai 300 kvadratų kitų atveju nėra didelis, jie ieško išskirtinio projekto, jų yra maža dalis. Taip, sakykime, apie 150 kvadratų plus minus tas namukas yra einamo dydžio ir tokie projektai yra einami. Vėlgi yra keli segmentai, ta prasme, yra kurie stato pardavimui pas mus, kartotinius projektus perka. Tai ten yra visiškai atskira, sakykime, politika ir matematika galbūt, nes šiandienai brangstant medžiagoms, darbams, parduoti didelį namą yra sudėtinga, tai tų mažiukų namukų irgi turim, ir po 80 kvadratų, ir po 120, kurie yra patogus, lengvai pastatomi, greit parduodami ir greitai nuperkami, pavadinkite. Mesgi šiame sklype stebėsime visą projektą, nuo idėjos iki įkurtuvių. Paplūdimys visai netoli, visi Palangos malonumai ir pramogos ranka pasiekiami, o pradedamas plėtoti mikrokvartalas gali tapti alternatyva pasiūlymams, kurių kvadratinis metras verčia išsižioti. Nepigus tas mūsų pajūris, išties nepigus. Ilgametę patirtį turintys šio projekto vystytojai stengiasi įrodyti, kad Palangoje, pavyzdžiui, 24 kvadratiniai metrai tikrai nėra erdvaus būsto sinonimas. Čia ploto bus daugiau, tačiau sprendimai bus išties racionalūs. Antras dalykas, kas jums būtinai svarbu, tai yra pasikonsultuoti su techniniu konsultantu, kuris turi pasakyti, kur galimai išbrangsta jūsų statybos, gal tai gražu, niekas nesiginčia, bet per tą grožį kartais jūs pakeliate labai didelius kaštus. Ta prasme, atrodo gražiai, bet kainuoja brangiai. Todėl, kad techninis sprendimas yra labai brangus, sakykime taip. Tai todėl, kada iki pasitvirtinimo brėžinių, kad jau nori tokį namą, būtinai pasikalbėkite su techniniu konsultantu. 20 laimingų šeimų galės nusipirkti savo svajonių namą. Namukai bus nedideli, po 85 kvadratinius metrus. Bet manau, jeigu tai jūsų antras namas arba po būto keičiatės į namą, manau, tai tikrai puikiai kvadratūra jums ir jūsų šeimai. Mūsų laidos kūrybinė grupė į Palangą važinės dažniau. Stebėsime, fiksuosime ir jums parodysime, kaip šis projektas vystosi.